Utenos rajone, Žunų kaime, parduodamas va šitas gyvenamasis namas. Čia šalia visiškai asfaltuotas kelias. Taip, va, šitas namas 2 aukštų, 2 aukštas neįrengtos. Čia vieną pusę dar nespėta išdažyti. Miesto vandentiekis, miesto kanalizacija, bet vat yra dar ir šulinukas. Taip, va čia tokia lauko terasa su židiniu. Garažas, ūkinis pastatas. Namas iš šitos pusės kaip atrodo. Šiltnamis yra. Ir čia toks grožis prasideda. Va, koks didžiulis, gražus tvenkinys. Sklypas eina kur tos eglės ir palei tą kitą tvenkinį, jis dar tolyn ten. O už tų eglių yra dar upė, kuri irgi ten keli vingiai patenka į teritoriją mūsų sklypo. Čia yra pirtis, yra visiškai naujai pastatyta ir ne karto dar net nekūrenta. Nes kalbėjausi su kaimynu, jis padėjo čia statyti, jis viską žinojo. Tai visą. Taip, pat naujas stogas, visiškai nauja pirtis. Malkų, čia malkinė, čia dar malkų yra. Nežinau, ar paliks ar nepaliks tas malkas. Kažkiek galbūt pasems. Einam dabar vidų pažiūrėsim. Nu, čia dar yra daiktų šeimininkės, bet jinai jau kraustosi po truputį vežiojasi. Tai moteris pagyvenus ar mašinos neturi, tai vis nešiojasi kažką. Taip, tai čia tokia kaip svetainė, o yra židinys. Irgi. Čia vienas kambariukas. Tai va šeimininkė gal šitą lovą pasims, aš tiksliai nežinau, bet va dar spinta yra. Kažkurią lovą sakiau, kad sakė, jinai įsiveš, nes jos ten, kur dabar gyvena, tokia sena virtuvė. Kažkur čia šviesa yra, neatsimenu, kur įsijungia. Dar vienas kambarys, o gal šitą lovą pasims, net irgi nežinau. Čia spinta. Ai, čia vat. Va, vonia, dušas. Ir čia dar net masažinis dušas. Man draugė matyt atvažiavo.